Nu, kai mes neturėjom Durango nei vieno, tai vat vieną radau Mannheimo aukcione. Sveikas mašinos. 20 metų šitas, 111 000 mylių, sidabrinė spalva, balandžio 24 bus aukcionas. Numatoma kaina kažkur 14-16 tūkstančių dolerių. Čia yra GT Plus komplektacija, 3.6, 4 varomi ratai. Ateinam apsižiūrėsim išorę, kaip atrodo. Šiek tiek matau pabraižymų yra ant durų, nedidelių. Diskai šiek tiek pabraižyti. Turi parkus prieki gale. Gale šiek tiek bamperis, kaip visą laiką. Standartas jau čia pastų ant fono. Nieko naujo. Tai bagažiniai, 7 vietos. Čia viskas tvarkingai. Bamperis šitoje vietoje irgi pabraižyta šiek tiek. Čia nedideli pabraižymai, kosmetiniai tik tai. Automobilis kuris įvažiuoja. Bamperio priekyje atsilūpę dažai. Čia greičiausiai nuo akmenukų yra pasidaužę. Šitoje pusėje tvarkingesnis bamperis. Taip, juodas salonas. Pusiau oda, pusiau medžiaga. Porankis šiek tiek yra jau pradėjęs atsilupinėti, juodos lubos. Taip, yra raktai pakabinti, pabandom užvesti. Užsiveda gražiai, varikliukas dirba tvarkingai, nesigirdi nieko. Kažkokių tai garsų. Čekas nedega. Viskas atrodo neblogai dirba. Pasižiūrim, ką mes turim gale. Kelimėlį visai kiti sudėti, taip negražiai. Čia irgi viskas tvarkingo, klima galinė, šildomos sėdynės turi. Viskas tvarko. 7 vietis. Tai, jeigu kam įdomu, balandžio 24 aukcionas, susisiekit ir galėsit padalyvauti už aukcioną.